Sveiki žvejai ir nežvejai, kurie mėgsta paplaukiat. Įdomus dalykėlis, Valiau, naujiena mūsų kažkokia. Naujiena mūsų. Gamintojo paskutinis mados klyksmas, kaip aš sakau. Pats lengviausias modelis Propulsion serijos. Apie 7 km. Bet akumuliatorius neatnešė, motorą tavo atnešė, kumo neatnešė. Tai va, visa bėda, kad jisai veikia be akumuliatorius. Saulės panelės. Akumuliatoriaus nėra. Kaip kalkuliatorius, žinai, per šitą pasikrauna. Gamintojas paslėpė akumuliatorių viduj, bet daugiau tiek ir žino. Jo, nu, juokas juokais, ne, bet iš tiesų dalykas įdomus yra, kad pas jį baterija yra sumontuota štai šitą teleką. Operatoriai, jeigu galite, prieikite biškį arčiau, mes čia jau rodysim, kalbėsim kažką tai. Štai toks modernus displėjus yra, ekranėlis, kuris rodo variklio galią ir rodo akumuliatoriaus talpą. Dabar šiuo momentu 66%, o variklis yra 500 W galios. Tas mažas daikčiukas viduje yra 500 W ir maksimalia galia jisai gali plaukti 5 minutės. Vidutiniškai. Nu, tenais, aišku, vėjas, laivo dydis ir panašus dalykai. Svoris. Svoris darys tam tikrą įtaką, bet kai mes įvertinam Spirit 1, kuris maksimalia galia, kiek ten mums skaitomas? Valandą 20 minučių. Valandą 20. Nu, tai šitas perpus mažiau yra, ne? Perpus mažesnė galia, 500 W, perpus mažesnė galia, perpus mažesnis plaukimo laikas. Bet kadangi mes žinom, kad Spiritas, būdamas kilovato galingumo, žmonės su juo žvejoja visą dieną, o velkiauja ir 2 dienas. Ir su nemažais laiveliais. Mes galime manyti, kad ant kažkokio mažesnio laivelio galbūt dieną ir užteks. Taip. Kadangi tai yra naujiena, o pas mus ant ežerų dar ledas, tai mes negalim tiesiog pasikabinti ant laivą ir pasibandyti. Mes laukiam pavasario, kada padarysim realų testą ant vandens. Dabar biškai apie funkcijas mes norėtume irgi jums papasakot. Taip, bet nejungiant variklio galime apžiūrėti pagrindinės naujienas. Viena iš tų naujienų yra lankstoma rankena. Atfiksavus jungiklį galima palenkti viršų, galima žemyn, galima užfiksuoti kažkokioj pozicijoje, tarkim tokioj. Ir dar vienas dalykas yra prailginimas. Šiaip rankena užfiksuota gana stipriai, bet jeigu paspausim šitą mygtuką, jinai prasilgina. Teleskopas. Vienas dalykas. Antras dalykas, tai pats pagrindinis dalykas. Yra šitas mygtukas. Yra šitas mygtukas, kurio pagalba mes nusiimam variklį. Transportavimą. Galima išsinešti. Tada variklio svoris 6,7 kg. O nešti patogiausia yra ir tai daiktas su akumuliatorium viduje. Taip. Turi dėklą komplektą. Tai turi transportavimo krepšių. Tokį motorą galima vežiotis bagažiniai ir jo neišiminėti. Maždaug važiuoju gamtą, jisai bagažinė guli iki sekančio savaitgalio, jisai netrukdo, vietos neužima. Tvirtinimą galima palikti ant valties, nereikia atsukinėti kiekvieną kartą, tiesiog nusiimi ir pasineši. Dar vienas dalykas yra seklumos režimas arba pliažo vadinamas, irgi turi. Tai įsijungia paprastai. Patraukiame į viršų ir paspaudžiam šitą mėlyną mygtuką. Ir galima plaukti seklumos režimas, tai yra tas režimas vadinamas, jeigu mes plaukiam ir atsitenkia į kažkokią tai kliuvinį, tai motoras atšoka, jisai nesugadinamas, nesulaužomas. Čia niekas nesulūžta, ta prasme jisai atšoka. Kai norim plaukti atbuli, tada persijungiam vėl, tada jis gali plaukti atbulas. Jeigu mes pasidarysim judesys į priekį, čia judesys atgal, bet jis yra užrakintas. Čia yra aliuminis, čia tvirtas plastikas, viskas yra standu, tvirta. Kampas reguliuojamas yra.
Taip, 3 pozicijos. Pagal laivelio tipą, jeigu mums reikėtų pasireguliuoti kampą, taip pat reguliuojasi kojos ilgumas, galima persistatyti. Standartiškai jis yra S koja, trumpa koja vadinama, bet jeigu dar mažesnė valtelė, ar ten kainuoja dar kažkokia situacija, galima tą koją dar patrumpinti. Turi magnetinį raktą apsauginį, jeigu iškristumėt už borto, variklis išsijungia. Saugos raktas. Taip. Dar viena funkcija yra akumuliatorius viduje, tai jį reikia kažkaip pakrauti, tai yra jungtis krovimo. Jungiasi krovimo lizdas ir 220. Čia galima pasikrauti telefoną. Mes taip pat galime prijungti išorinį maitinimo šaltinį. Tarkime tokį yra. Štai va toks yra, reiškia, maitinimo šaltinis, jis yra su transformatorium, čia galima 220 gauti srovę. Tai mes galim šitas maitinimo šaltinį prisijungti prie to variklio ir gauti papildomos elektros energijos. Dar tokie maitinimo šaltiniai dažniausiai būna su saulės elementais. Tai mes gamtoj būdami galim pakrauti savo tą maitinimo šaltinį, pakrauti štai šitą variklį. Jeigu mums tos elektros energijos pasirodytų per mažai, tai visi daiktai pakankamai kompaktiški yra ir žmonės tokius maitinimo šaltinius perka nebūtinai ten, tarkim, variklį, dažnai jie perka pasinaudot gamtoje, ten šviesą, kavos įsivirti, ten, milijonas situacijų, kada galima panaudoti tokį maitinimo šaltinį. Šitas motoras, jisai tame tarpe galima dėti viską į valtį ir plaukti papildomą elektros galia, kaip sakyti, papildomą elektros talpą. Taip, ką mes dar galim pasakyti? Mes galim pasakyti apie truputėlį, ką mes matom šitame ekranėlyje. Valio, čia yra būsto. Akumuliatoriaus talpa yra 378 vatvalandės, 25 voltų sistema. Tai šitame ekranėlį mes matome procentais talpą likusią, šiuo atveju 66 procentai. Matome N ženkliuką, reiškia neutrali pozicija eigos. Nes jeigu pasuksime, pavyzdžiui, plaukti į priekį, tai pas mus iškart persijungia forward, reiškia į priekį, jeigu atgal, ženkliukas R. Mes visada žinom, kokioj pozicijoje mūsų variklis sukasi. Tada perjungus vieną kartą paspaudus mygtuką, matome, kiek variklis tuo momentu sunaudoja vatų. Sakykime, jisai standartiškai naudoja 500 vatų energijos, bet jeigu mes paspausim 2 kartus šitą mygtuką, atsiranda ženkliukas S, tas S yra sport režimas. Šiuo atveju 1 minutę galime plaukti 750 vatų gale, variklis tokio išvysti. Tai čia toks ekstra atveju, tai galbūt kai srovė didesnė ar bangavimas kažkoks, galima pasinaudoti šitą galimybę. 2 kartus paspaudus išeinama iš to režimo. Ja. Ir jeigu mes įjungiam ir išjungiam, to aš išjungsiu ir įjungsiu, atsiras tokie simboliai, reiškia temperatūrinis ženkliukas, dar kažką, reiškia, yra įspėjamieji ženklai papildomi, kuries, tarkim, temperatūra aukšta arba kažkokie tai techniniai nesklandumai. Ar čia reikėjo man palaikyti? Tai tvarkoj. Klaidos atveju visada parašys klaidos kodą. Mes žinosim, kame bėda yra. Nes čia tokie geltoni simboliai atsiranda, termometras, ten dar kažkas, tai vienu žodžiu, kad jisai mums dar signalizuotų, jeigu būtų kažkokios su varikliu problemos. Naujo tipo baterija, patys elementai kažkokie, ne? Taip, čia yra ličio jonų, kobalto oksido elementai. Ličio jonų, kobalto oksido elementai. Šiaip ne ličio geležies fosfatų, nes tai yra sunkesni, čia yra lengvesni elementai sudėti. Dėl mažesnio svorio. Buvom nuėmę sraigtą, sistemėlė yra padaryta nuo valo privyniojimo, nuo virvės, nesvarbu, kas ten būtų. Apsauga nuo valo apsauga padaryta. Ten toks reiškia, parodysiu tą dalyką. Štai čia matote šitoj nuotraukoje. Ką, tiek turbūt apie tą kažkas tiek. Dar vienas dalykas yra, kas liečia pasukamumą, tai reguliuojasi standumas vairavimo. Ai, standumas, jo. Yra pačioj varžtas, jo galima pareguliuoti tą standumą. Jo.
Šiaip tai jo. Turi susidomėjimą. Tas vat nuėmimas ypatingai patogus ir lengvas. Viskas nusiėmėm. Rankenėlę perstatėm. Rankinukas. Operatoriau gaudyk. Neškitės atgal iš kur. Neškitės atgal. Tai va, laukiam pavasario su naujienomis. Ate. Iki, ate.